Jeigu norime suformuoti koloną pagal nustatytą armatūrą, tarkim, ar kažkokią jūsų pageidavimą armatūrą ar laiko įražas veikiančias modelyje, tai reiktų nustatinėti tik tai per pirmą mygtuką, pasirinkam kokia bus armatūra, ten 840 ar čia klasė pasirinkam, apsauginis sluoksnis, kas kiek išdėstėte, tarkim, kas 25 cm, iki kur eina pasižymim, ar iki sijos, koks būdas, išdėstant kokie stripai bus, tarkim, 18 stripai, čia 500, ir norim pažiūrėti šitos kolonos laikomą galę, tai spaudžiam OK, šitą užrakinam armatūrą, čia mygtuką, ir tada, kai skaičiuojam, padarom, kad keep existing reinforcement, čia turi būti ištrinta visa armatūra, anksčiau buvo daryti skaičiavimai, tai čia turi būti be armatūros dabar ta kolona, ir spaudžiam calculate, dabar jisai įspėja, kad yra nekeičiama armatūra, kadangi yra užrakinta jinai, užšaldyta, spaudžiam OK ir tada mes matome šitos mūsų skaičiuotos kolonos laikomąją galę. Čia prie tų įražų, kiek išnaudojimas gaunasi, vienu žodžiu. Čia yra mūsų gaubtinė, kiek jinai laiko. Pagal šitą armatūrą, kurią sudėjome šitame pirmame punkte. Na ir čia vat, iš karto brėžinuką tokį, kokį mes uždavėm. Kas 25 skersinė armatūra ir čia sudėti 18 stripai. Tarkim, čia detailed 18 matosi stripai sudėti, skersinė 8. Viskas taip sudėta ir dabar ir aišku, čia yra aprašymas ir įspėjimas, kad buvo neskaičiuota, neparinkinėta armatūra, buvo skaičiuota tik tai pagal tai, kas buvo nurodyta kolonai, kokią armatūrą naudoti.